Labadiena, eteryje laida Politika su Daina. Šį kartą mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Onutė Balevičiūtė. Tai politikė, apie kurią galima pasakyti, jog patirtis kalba pati už save. 34 metai valstybės tarnyboje. Na ir ypatingai įdomus faktas, kad nei vieno skandalo, nuoseklus darbas ir gebėjimas išlaikyti pagarbą net sudėtingiausiose situacijose. Visada pasitempusi, dalykiška, tačiau taip pat galinti sau leisti pasakyti ir aštresnį žodį, bet diskusijose visada išlaikanti pagarbų toną. Gerbiama Onutė, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Labadiena. Labadiena. Labadiena visiems. Ačiū Daina. Neverta aš čia tiek pagyrų. Ačiū Jums labai. Pone Balevičiūtė, pasiruošėm čia mes klausimų ir apie politiką, ir apie biudžetą, ir apie sveikatą, ir labai daug dalykų, bet vis tiek Alytuje pastaruoju metu verda tokios, ypatingai aštrios temos, tai yra ir mokytojai streikavo. Ir štai žiūrėkit, turime Alytuje du didvyrius, kurie apgynė futbolininką. Tai tokių ir visokiausių tų naujienų. Kaip jūs jas vertintumėt? Na, reiškia, miestas gyvas, miestas nesiskiria nuo Lietuvos konteksto ir iš tikrųjų tai reikia pasidžiaugti, kad pas mus žmonės tokie pilietiški apgynė tą sportininką. Aš labai didžiuojuosi, kad mes turim tokių žmonių, jų be abejo yra ir daugiau, bet čia toks atvejis tikrai, kuris iliustruoja, kad jauni žmonės pilietiški, labai tuo džiaugiuosi. O kiti įvykiai, kuriuos jūs paminėjot ir mokytojai, tai tik atspindi Lietuvos situaciją, kur irgi yra spręstinų problemų. Jos pastaruoju metu, ne tik pas mus, bet ir kitose Lietuvos vietose iškyla. Ir be abejo, kad reikia labai atidžiai žiūrėti ir spręsti jas, kad būtų atliepti interesai ir mokytojų, ir mokinių, ir tėvų lūkesčiai ir taip toliau. Tai mūsų miestas neišskirtinis. Kažkuo tik dabar supuolė keletas įvykių, kad Alytaus vardas nuskambėjo visoje socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ir taip toliau. Jūsų žiniomis, Ramanausko Vanago gimnazijoje dabar kokia atmosfera ir kokia temperatūra? Kiek man tenka žinoti, nelabai iš vidaus galima, nelabai žinau, bet viskas ramu ir darbas eina normalia vaga, viskas susinormalizavo. Taip, ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Taip, gerbiama Onutė, jūs jau galbūt mane patikslinsite, daugiau negu metai esate frakcijos seniūnė. O iš tikrųjų tai yra labai svarbios pareigos, nes socialdemokratų gretose dabar jau net 20 narių, tai yra tikrai 20 nuomonių. Ar tenka gesinti gaisrus, kaip jūs tai mokate diplomatiškai? Tai žinot, čia ne tik nuo manęs priklauso. Iš tikrųjų, tai frakcija turi labai griežtą darbo grafiką. Mes renkamės kiekvieną pirmadienį 11 valandą ir dalyvauja ne tik frakcijos nariai, kurie balsuoja taryboje, bet dalyvauja ir visi savivaldybės vadovai, tai yra meras, vicemerai ir patarėjai, ir visi bendrai sprendžiam klausimus. Kai kurie tarybos nariai prisijungia nuotoliu, jeigu negali dalyvauti gyvai, bet šiaip tai aptariam tuo laiku visas aktualijas, ne tik būsimus klausimus posėdžiuose, bet ir kitas aktualijas, kaip sekasi projektai, kokios negerovės gal iškyla. Ir tada tiesiog tas pulsas jaučiamas, kuo žmonės gyvena ir ką sprendžia savivaldybės administracija. Tai tas mūsų formatas, man atrodo, labai geras. Bet tai ne tik nuo manęs priklauso, čia yra tiesiog jau nusistovėjęs tokia darbo tvarka. Bet teko girdėti, kad pas jūs ten būna karšta. Tai taip, mes savitai galim pasišnekėti labai atvirai ir šnekam, ir išsakom savo nuomonės, tai tų nuomonių būna įvairių, kol prieinam bendro konsensuso. Taip, ir pakalbėkim tema, kuri, kiekvienam alytiškiui yra svarbi, tai yra sveikata. Jūs esate sveikatos reikalų ir socialinių netgi reikalų, taip komitetas vadinasi pirmininkė.
Ir iš tiesų labai jau ne 1 metai kalbam apie naujos poliklinikos statybas, tai kokiam mes etape, na tiesiog, kad alytiškiai žinotų, kur mes dabar kokiam taške esame. Na, tai iš tikrųjų esam prieš kurį laiką nubalsavę dėl naujos poliklinikos statybos. Iš principo, bet dar prie to klausimo reikės sugrįžti, o dabar, na, kaip visi tie etapai, tai nupirktas projektavimas ir kažkur tai į metų pabaigą, rudeniop, tas, nepasakysiu dabar tikslios datos, projektas turi būti jau paviešintas. Tai, na, ir matyti jau visa statyba prasidės kitą kadenciją įvertinus tą projektą, ar jis atitinka šiandienos reikalavimus, nes tie reikalavimai keičiasi. Iš tikrųjų, tai turime ir šeimos gydytojo komandą, kuri gali sudaryti net iki 4 narių ir tada reikia atitinkamai organizuoti visas patalpas, visą darbą. Ir jau senos patalpos netinka. Ir tada jau senos tokias kaip dabar, tarkim, turi netinka, nes tai tiesiog darbo organizavimas netiktų. Tai į visą tai reikia atsižvelgti, bet aš manau, projektuotojai irgi skaito teisės aktus ir jie tą turi žinoti. Dar plus visi tie reikalavimai dėl saugumo, dėl to, kad turi būti miestas ir gydymo įstaigos pasiruošę, jeigu kas nors atsitiktų, kokie nors neramumai, na, kas nors, žinom, kad pasaulyje vyksta labai negeri dalykai. Taip, tai dar šią kadenciją tikėtina nesuspėsite, bet vis tiek bus diskusijų, kurios bus pristatytos visuomenėje. O kalbant apie ligoninę, taip pat Alytaus miesto savivaldybė irgi yra steigėjas ir tai, na, kiekvienam aktuali tema. Mes girdim daug gerų naujienų iš ligoninės ir priėmimo skyrius atsinaujinęs ir naujas vadovas gana taip aktyviai veikia, kažkokių nei kolektyvinių skandalų, kažkaip viskas pakankamai ramiai ir daug tų naujienų gerų, bet ką jūs žinot galbūt daugiau, vis tik ir gydytojų trūkumas ir eilės, sakoma, kad jos tirpsta, tiesiog papasakokite daugiau. Na, tai kaip tik dabar komitetuose praėjo ligoninės finansinės ir veiklos ataskaitos svarstymas, tai iš tikrųjų ir mūsų komitete susitikom su ligoninės direktorium ir tas klausimas bus pristatytas ir artėjančiam tarybos posėdyje, taip kaip ir kas metai. Tai, kaip jūs ir minit, labai gerų dalykų irgi yra. Labai, na, ligoninės kolektyvas ir administracija stengiasi, bet, na, čia ir mano toks pastebėjimas, šiuo metu per 80% pajamų gaunamų iš ligoninių kasų yra skiriama darbo užmokesčiui. Aišku, tai yra gerai, yra skatinimo sistema ir taip toliau, kuri, na, gal vilioja arba nevilioja, nes dabar gydytojai lyginasi įvairiose savivaldybėse sąlygas ir yra gana to pasirinkimo daug. Bet šiuo metu iš tikrųjų trūksta tų gydytojų ir dėl to ir eilių yra vis dar ir taip toliau, nors labai stengiasi administracija, kaip paminėjau. Ir tada, kaip tą procentą, kurį paminėjau, kitas procentas lieka medikamentams, vaistams ir taip toliau ir įrangai. Tai jau iš tokio kiekio pinigų ligoninė pati nelabai gali daug sau leisti, dėl to labai dalyvauja europiniuose projektuose ir tai, ką jie įsigyja, tai šiuo metu tai tik iš europinių projektų, turi partnerius Lenkijoje ir taip toliau, ir tie projektai sėkmingi, kaip ir sėkmingos tos visos renovacijos, kurias mes matome, bet ateityje tikrai reikia susirūpinti ir dėl paslaugų įkainių ir apskritai dėl politikos. Neseniai turėjau tokią laimę susitikti su sveikatos ministre tam tikram forume, jinai irgi apie tokias problemas kalbėjo ir yra ligoninių, kur tas procentas, apie kurį aš minėjau, kad jau skiriama darbo užmokesčiui, didelis procentas, kai anksčiau, aš atsimenu, buvau stebėtojų taryboje prieš keletą metų, tai žymiai mažiau.
tai kitose ligoninėse dar didesnis procentas ir tada reikia galvoti, kaip ligoninė gyvens, kokią įrangą pirks ir taip toliau. Aš džiaugiuosi, kad mes irgi šiemet matyt prisidėsim prie brangios technikos pirkimo kartu su rajono savivaldybė, dar būtų gerai ir ministerijos prisidėjimas, bet čia irgi dirba ir savivaldybės administracija, ir ligoninės administracija, tai aš manau, tas sumanymai tie bus sėkmingi. Tęsiant temą, kiek dabar trūksta jūsų žiniomis medikų? Na, tai jeigu jau norėtumėm tokio gero vaizdo ir pilno užimtumo ir kaip mato administracija, tai turėtų dar prisidėti kelios dešimtys tų medikų. Bet kaip pasakė ligoninės direktorius, kad artimiausius 2 metus net nelabai kas ten studijuoja, tarkim, vaikų medikai ar panašiai, tai specializuojasi, tai tikėtis kažkur tai, kad labai pagerės situacija irgi nereikia tikėtis šito, tai reikia branginti tuos gydytojus, kuriuos turime ir tiesiog rūpinti savo sveikata ir gal ir iš anksčiau kreiptis dėl vaistų išrašymo, dėl tiesiog savo sveikatos. Taip, ir jeigu tektų balsuoti iš naujo, ar taip pačiai balsuotume dėl pirmojo Alytaus poliklinikos, nes ten irgi nukraujavo savivaldybė ne vienu gydytoju? Na tai taip, tuo metu gal buvo irgi proga išeiti kai kuriems medikams ir į užtarnautą poilsį, kiti pasirinko kitas gydymo įstaigas. Bet matote, jeigu taip žiūrėti, aišku, mano irgi emocijos ten mano gydytoja buvo ir taip toliau. Tai aš turiu tam tikrų emocijų asmeniškai, bet vis tiek reikia žiūrėti visą paveikslą ir žiūrėti, kad jis būtų racionaliai naudojamos lėšos. Tai yra ten dabar, kaip tik skelbiama konkursas patalpoms odontologui. Ir kilo toks ažiotažas. Kilo tam tikras ažiotažas, bet ten irgi turi turėti tas medikas jau iš savivaldybės, reiškia, kur steigėja savivaldybė iš poliklinikos visą įrangą, jeigu jis ten dirba ir rentgeną ir taip toliau. Tai visa ta įranga yra mūsų centrinėje poliklinikoje ir galime tuo pasinaudoti. Ir nėra mūsų labai miestas didelis, kad negalėtumėm nuvažiuoti į polikliniką. Tai medikai susitelkia dabar ten, o jeigu privatus medikas ten kažkoks atsiras, tai irgi bus labai gerai, gal atliks paprastesnės kažkokias tai paslaugas ir taip toliau. Taip, Onutė, jūs esate buvusi praėjusioje kadencijoje administracijos direktorė, tokiu sunkiu momentu. Išlaviravote visą tą laivą, labai viskas buvo sėkmingai. Dabar jau, kai jūs esate tarybos narė ir jūs užsakote muziką administracijai, tiesiog jūsų žvilgsnis iš šalies ir naujas dabar direktorius, kurį kartais pavyti net sunku, kaip jisai greitai lekia per visus objektus apžiūrėdamas. Tai jūsų čia noras, kad aš palyginčiau? Ne, tiesiog administracija visa. Na tai, matot, labai administracijos darbas priklauso nuo to, aišku, ir nuo tarybos, kaip ten susiklausimas yra ir taip toliau. Tai, bet labai dar priklauso, kadangi mes vis tiek gaunam tų lėšų iš ES, tai labai priklauso nuo to finansinio periodo, kuriame mes esame. Ir jeigu mano laiku tai buvo ir tų projektų, ir mes rašymas ir mes net pradėjome, tarkim, 1000-mečio mokyklų programą. Taip. Ir kitas ten, tai jau dar nebuvo patvirtinti aprašai, bet tiesiog dėka specialistų, kurie turėjo tokią ilgametę patirtį ir tikėjimo, kad tas aprašas toks bus, mes, aišku, su leidimu ministerijų ir agentūrų galėjom pradėti anksčiau, negu atsirado patvirtinimas, jau net ir darbus, ir pirkimus, ir darbus. O dabar yra tas periodas, kur tikrai direktorius turi labai bėgti. Nes jau dabar įgyvendinimas. Nes jau dabar įgyvendinimas ir netiek daug liko, nes periodas baigėsi 7-ais, ir tiesiog reikia suspėti tuos darbus padaryti, kitaip, tie pinigai nebus panaudoti, neteksim tos galimybės. Tai aš manau, kad tikrai administracija tikrai prisitaiko prie to tempo, kurį diktuoja ir gyvenimas, ir projektai, ir savo patirtim tikrai dirba optimaliai.
Bet ar nepavydite direktoriui, nes kai jūs buvo direktorė, pas jūs buvo tokių tarybos narių, kur ten šokdindavo visą tarybą, administraciją, o dabar, sakyčiau, išlaikyta taryba, solidesnė, nežinau. Tai mes dabar negalim, turėdami daugumą ir kabutėse samdydami administraciją prieš ją kažkaip tai. Kitas dalykas, dar pasikeitė ir įstatymas, dabar direktorių samdo tik tai meras, o anksčiau direktoriaus darbas priklausė nuo visos tarybos, jis buvo tvirtinamas taryboje ir kiekvieną kartą tarybos kiekvienas narys buvo labai reikšmingas. Tai čia gyvenimas pasikeitė. Gyvenimas pasikeitė. Onute, jūs jau dabar nebeprisimenu, jūs alytiškė ar iškilusi iš Ne, aš kilusi iš Lazdijų rajono. O, tai viskas aišku, Dzūkija. Taip, bet labai daug metų jūs gyvenate Alytuje ir tas visas vaizdas daugiabučių, sakykime, renovacija. Nuvažiuojam kažkur į kitus miestus, kad ir į kaiminius, kad ir į Prienus, atrodo, kaipgi jie ten taip susirenovavę. Ką mums daryti? Na tai, nežinau, tiesiog reikia daugiau kalbėti su žmonėm, aiškinti jiems, parodyti, kokią naudą, per kiek laiko atsiperka. O jūs ar gyvenate renovuotam name? Ne, nerenovuotam name ir gana daug mokam už šildymą, tikrai. Tai, man atrodo, buvo gerai, kai buvo ta agentūra, mūsų viešoji įstaiga berods, jinai buvo tokį statusą turėjo. Tai, žmonės dirbo tą darbą kiekvieną dieną. Aš tikrai matydavau vadovą, kuris ten tai prie vieno, tai prie kito daugiabučio susirinkę su gyventojais, reiškia, tą darydavo, diskutuodavo. Tai kitas dalykas, kad ir mūsų ministerijos irgi kartais pakeičia sąlygas ir tada vėl žmonės tarsi stapteli pasižiūrėti, už ką čia kompensuos, kiek čia kompensuos ir vėl tas stabdosi toks. Tai labai reikia aiškinti daug ir šnekėtis, kad galėtumėm dalyvauti tam procese. Bet optimizmo yra. Na taip, reikia to optimizmo, nes jo reikia, kad galėtumėm pajudėti. 3 metai vis tiek praėjo kadencijos, būtų sunku ten taip greitai apžvelgti, nes tikrai visko buvo daug, bet jeigu būtų galima įvardinti vieną problemą Alytuje, kokią jūs tikrai norėtumėt, jeigu galėtumėt spręsti, kas jums atrodo šiandien labai aktualu? Na tai daug tų aktualių dalykų, bet aš neišskirčiau gal kažkokio tai labai vieno blogo, kurį labai reikėtų spręsti ar panašiai. Tai, o jų daug yra ir norėtųsi visų pirma daugiau žmonių Alytuje. O, labai geras noras. Tai tada būtų mokinių daugiau, žmonių daugiau, darbuotojų daugiau, kurių irgi gali pritrūkti. Tai mes turim kažką daryti. Čia globali tokia. Čia globali, taip. O tokių kasdienių, tai jų tikrai yra visokių. Visiems vienam ten šiukšliadėžė ne ten, arba suoliuko nėra, ar dar kažko, bet aš manau, kad miestas tikrai tvarkomas neblogai visose srityse ir tuo reikia pasidžiaugti. Jūs garsėjate kaip politikė, kuri gebate diplomatiškai diskutuoti. Jūs galite tikrai korektiškai kalbėti ir su opozicija, ir kaip mes matom, ir nuotraukose nusifotografuoti, ir su opozicijos lyderiu Povilu Labuku, ir kažkaip randate kalbą su visais. Kur čia paslaptis ir ar tai sunku? Na, tai nėra sunku, tai aš tą darau visą gyvenimą. Tiesiog reikia išklausyti visas pusės ir tas yra labai svarbu, nes kitą kartą tu net gali nepagalvoti, kas kitam žmogui atrodo blogai ir ką reikėtų atliepti. O kalbėtis reikia visiems, ir pozicijai, ir opozicijai, ir pamatyti tas visas pusės, kas žmogui rūpi. Taip. Tarsi 20 narių frakcijoje atrodytų, kad viskas kaip ir turėtų būti ramu, bet ar kartais būna, kad emociškai sunku balsuoti, tvyro tarybos posėdžių salėje įtampa? Na, tokios, kad didelės įtampos, tai aš nejaučiau nei karto.
visi klausimai būna išdiskutuoti iki to. Ir jeigu nors kartais žmonėm gali atrodyti, kad mes labai neįsigilinam paviršutiniškai ir neatsakingai, tai tikrai galiu pareikšti, kad balsuojam atsakingai ir įsigilinę, nes praeina visuose komitetuose, kiekvienam irgi ten kiekvienas kažko tai skirtingai paklausia. Tada galim pasidalinti tą nuomonę tarpusavy frakcijoje, išklausyti dar ką sako, tiesiog į specialistų nuomonę atsižvelgti. Tai aš manau, kad tokios įtampos nebūna, bet kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę ir jau tada vėl visos tarybos tokia atsakomybė, ar veltis dar į tą diskusiją ir viešai ar nesivelti. Kas labiausiai jūs motyvuoja, sakykime, taryboje? Vis tiek ten visokių užkulisių kalbų, kalbelių, apkalbėlių, visi mes žmonės iš tikrųjų. Bet kas motyvuoja eiti, daryti, vis tiek aukoti savo laiką, sveikatą? Tai rezultatas, aš manau, kad motyvuoja, nes tikrai matosi, kas padaryta mieste, matosi, ką reikia dar padaryti. Tai turbūt tas motyvuoja. Taip, ir šiek tiek galbūt pakalbėkime apie politinę lyderystę. 34 metai valstybės tarnyboje. Vis tik kaip keitėsi visi tie dalykai per 34 metus, be abejo, kad tikrai daug kas labai keitėsi. Kokia tapo ta politika? Triukšmingesnė, matomesnė, viešesnė? Tiesiog įdomios jūsų įžvalgos. Tai jinai tikrai tapo viešesnė ir triukšmingesnė. Tai vien tas, kad atsirado socialiniai tinklai, ne tik, tarkim, regioninė žiniasklaida arba respublikinė žiniasklaida, kuri tokia buvo tradicinė mano amžiaus žmonėms įprasta, tai socialiniai tinklai įneša labai daug tokio kitokio požiūrio ir kai kiekvienas žmogus gali išreikšti savo nuomonę, savo požiūrį ir dar kitą kartą anonimiškai, tai to triukšmo, kur jūs sakot, yra tikrai daug daugiau. Ir čia labai reikia tą pasverti, ar tu tikrai dar tą triukšmą didini, ar tu kažkaip... Bet jūs nesivėlėt? Dažniausiai tai ne. Dažniausiai ne. Ir jūsų socialiniuose tinkluose taip daugiau tylu asmeniniuose? Taip. Bet aš mėgstu parašyti, tarkim, savo nuomonę konkretiems žmonėms, kuriuos aš pažįstu, su kuriais tenka kartais bendrauti, ar rečiau, ar dažniau, tiesiog savo asmeninę nuomonę. Ir sakykite, kur ta paslaptis? 34 metai tame, sakykime, ir vadovaujančių, ten įvairiausių jūsų aukščiausio lygio pareigų ir ne vieno skandalo. Taip nebūna. Tai gal aš neįdomi. Ne, tai vadovaujančios pareigos, ta prasme, tai jūs įdomi, bet kas tai? Ar vertybės, ar stuburas, nežinau. Tai reikia ir stuburo, ir vertybių reikia. Taip, reikia. Kitą kartą turi išlaikyti tą. O tarybos nariui ir visiems kitiems, kuriuose pareigose bebūtų, tiesiog kriterijus, ar tai gerai žmonėms, ar tu čia gerai žmonėms darai. Bet kartais tas skandalas gali būti paprastas. Kuro čekis, mašina, įdarbinti giminę. Suprantat, tai čia nebūtina jau, bet kaip tokius atsijoti, kad tu nepakliūtum į dviprasmišką situaciją ir galėtum kiekvienam alytiškiui drąsiai eiti gatvę ir žiūrėti akis. Jeigu tu elgiesi teisingai, tai tada ir apie tave visi elgiasi teisingai. Mes visi kartais paklausiau, kaip jūs čia nepakliūvot su čekučiais ir panašiai savivaldybė. Tai jau čia prieš daug metų, dar pirmą kartą buvau direktorė, tai tiesiog irgi taip nusprendėm su specialistais, kad mes turim pasirengti tvarką. Irgi buvo tam tikrų priežasčių, dėl ko tą tvarką turim pasirengti. Ir ten viskas buvo surašyta, ne daugiau tiek. Už tą ir tą. Kuro čekis, jeigu tu naudoji, turi būti su pavardė. Ir tas tiesiog, ta tvarka egzistuoja iki dabar ir tas mus išgelbėjo nuo tų skandalų, kurių daug Lietuvoje dabar buvo ir dar tebe vyksta. Taip, iš tiesų tai taip. Tai aš labai dėkinga tiems specialistams, kad jie nepabijojo į mane kreiptis, reiškia, jeigu kreipėsi, tai vadinasi pasitikėjo. Kai jūs buvo direktorė, viskas tas buvo ir sutvarkyta. Taip.
Tai čia visi turi jums tiesiog Tai bučiuoti dešinę ranką, jau tikrai. Tai va, tiesiog džiaugiamės už tą. Kad viskas gali būti skaidriai. Kad viskas gali būti skaidriai, taip. Taip, ir vis tiek, apžvelgiant tuos 3 metus, dėl ko širdis dainavo? Na, tai padaryta tikrai labai daug. Aš manau, kad pirmiausia, tai tiesiog žmonės pasitikėjo mero aktyvumu, dabar visos tarybos tokiais, manau, kad sprendimais žmonės turėtų matyti juos tą rezultatą. Tai aš tikrai patenkinta, kad Alytus eina tokia gera linkme. Aišku, yra tų spręstinų problemų, ką mes ir šiandien su jumis kalbėjom, ir socialiniai srity, ir medicino, ir švietime, ir kitose, bet tam ir yra savivalda, kad jinai tuos savivaldos klausimus spręstų. Socialinis būstas dar statomas, tikrai gera naujiena. Taip, gera naujiena. Dar irgi žmonės, kurie laukia eilė ir kur laukia ne 1 metus, galimai gaus būstą ir pasislinks tą eilė. Taip, ir tiesiog laidos pabaigai paruošiu tokią klausimų trumpų seriją, tokiu vienu žodžiu atsakymui. Netikėti. Alytus šiandien. Alytus šiandien gražus, gyvas, patrauklus miestas. Kompromisas ar principai? Ir tas, ir tas. Griežtumas ar empatija? Oi, empatija, reikia empatijos. Politika, misija ar darbas? Oi, darbas irgi. Ir misija, ir darbas, taip. Ko palinkėtumėte jaunam žmogui, svarstančiam eiti į politiką už metų savivaldos rinkimai? Būti aktyviems. Tiek balsavime, tiek eiti į sąrašus ir pabandyti kurti miestą tokį, kuriame jie gyvens. Onutė Balevičiūtė iš 17 vietos rinkėjų valia pakliuvo į 9, gan aukštą poziciją. Ačiū. Kur mes pamatysime ją po metų. Gyvenimas parodys, kaip čia bus. Ar planuojate dalyvauti? Tai sakau, gyvenimas parodys. Dar daug, dar visi metai. Metai jau nedaug. Tai dar nedarom, nei sąrašų, nieko. Matysim. Ko palinkėtumėt savo dar šiems ateinantiems metams? Savo kolegoms, tarybos nariams? Tai linkiu kolegoms aktyvumo, dalykiškumo, tiesiog gerų įžvalgų dėl miesto, dėl būsimos kadencijos. Linkiu sėkmės. O savo? Ir savo taip pat. Tai kągi, ačiū Onutė, kad atvykote į mūsų studiją, o su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Viso gero.